Dabar, Sergej, turiu tokį klausimą apie kredito istoriją. Ar tai turi įtaką, norint gauti būsto paskolą? Faktas, tikrai taip, nes žmonių būna skirtingų. Istorijoje žmonių būdavo visokių reikalų, ypač dažniausiai matom, kad vyrai turi neigiamos istorijos. Lošimai? Ne, čia labiau ne lošimai, čia būtent būdavo skolų, būdavo antstolių ir čia eina iš, kai buvo po 20 metų. Bet ir greitieji kreditai. Pas mane buvo, atėjo pora, atsiprašau, tai pertrauksiu, bet gyva istorija. Ir patiko, viskas deramės. Ir aš visada sakau, neskubam pasirašyti preliminarios, tipo, eikit į banką. Nu, aš taip kažkaip, žmogiškai, ne? Mhm. Ir jie nuėjo ir žiūri, aš skambinu ir jie vis, dar negavom tam aš sakau bankui, tai kada duosit atsakymą? O jie sako, mes jau davėm atsakymą. Oho. Kad nefinansuosim. Ir aš sakau, jie kaip ir dėl duomenų apsaugos nesako, bet sakau, mes Silvija jau pateikėm atsakymą. Ir aš sakau, palaukit, skambinu ir sakau, žiūrėkit, kaip ir, ar gavot, sakau, jau laikas kaip ir ta, ir žmona nežino. O vyras, ta prasme, po to aš jau tą vyrą, nes žmonas turi numerį ir jo, nes skambino ten, žodžiu, po to siuntė jisai savo telefoną, kalbamės ir jisai sako, Silvija, žmona nežino, bet man nelabai ten, bet ta prasme ir viskas, ir tada aš sakau, tai, kaip bus, tai sako, greičiausiai galit jau pardavinėti, toliau rodyti, nes aš jau vos ne rezervą, žinai, norėjau dėti, nes kaip ir deramės. Bet tai. Žodžiu, praradai klientą, bet išgelbėjai šeimą. Visada tokį klientą siūskit mums, nes dirbam su probleminiais klientais. Yra daug variantų. Mūsų tikslas yra padaryti klientui taip, kad pasiekti, kaip sakiau, rezultatą. Yra planas B, yra planas C. Galima pasiskolinti, nebijoti unijai, brangiau biški, pamokėti tvarkingai metus ir išeiti nemokamai refinansuotis į banką. Niekada to bijoti nereikia. Aišku, jeigu bankrotas kažkoks įvyko vakar, jeigu antstoliai buvo padengti tik vakar, gali būti problemas, bet vis tiek reikia situaciją žiūrėti giliau. Dėl ko buvo, kas buvo, ar argumentuosi, ar neargumentuosi, ar tai netyčia, ar tai specialiai sudarytas atvejais. Daug tokių niuansų sudaro, čia irgi mūsų rutina ir mūsų darbas, padaryti taip, kad klientas gautų šią dieną rezultatą ir kad, sakysim, po tam tikro laiko, kai jis išvalys savo istoriją, taip gal pasakyti, galėtų nueiti į banką ir refinansuotis, nes mūsų tikslas yra galutinis rezultatas. Jeigu mes dabar klientų padedam, mes jį vesim iki pat galo, kol nebus to galutinio rezultato. Kai jis refinansuosis banke, aišku, mes griežtai pasakysim, kad turi. Jeigu klientas neklauso, nedaro, sorry, čia mes viską, ką galėjom, tau pasakėm, parekomendavom, tu vis tiek nedarai ir mes nenorėsim prieš savo partnerius, nes bankai mūsų partneriai, atrodyti kvailai, ginti klientą, kuris, sakysim, neklausė ir mūsų, kai mes jam patarėm, ką reikia daryti. Čia jau... Žodžiu, kai savivaliavo, galima taip sakyti. Taip. Tai reiškia, klientas neatsakingas, tai reiškia faktas, kad jis ir toliau bus neatsakingas, jis neatsakingai mokės ir taip toliau. Bet situacijų būna skirtingų, nes ir 2008 metai paveikė labai daug žmonių, iš tikrųjų, kas darė verslus, ypač su nekilnojamo turtu, kur buvo krūva laidavimo asmeninių. Ir būtent dėl to bankai nelaukė, atiminėjo turtus pardavimui, kad uždengti skolas buvo, sakysim, panika. Ir daug žmonių tuo metu bankrotavo asmeniškai, bet vis tiek padaroma. Yra bankai, kurie sako, mums reikia 10 metų, yra kurie sako 5, bet žiūri ir 3, jeigu irgi tu argumentuoji normaliai, dėl ko buvo tas bankrotas, kas lemia. Viskas labai individualiai, tai čia tikrai irgi klientai, kurie mes padedam su mielu noru. O Sergėjau, ar gali atskleisti tą paslaptį, ne? Kas gadina tas istorijas? Gadina, už telefono laikų nemokėjo klientas, Tele2 bitė, padavė, sakysim, antstoliams atidavė sąskaitas. Tai būna dažnai, jeigu žmonės išvažiuoja kažkur į užsienį, dar kažkas, dažnas labai atvejs, kas dirbt važiavo.
Tai gali būti, kaip pasakiau, bankroto bylos, tai gali būti vėlavimai pastovus, turint kitas paskolos, leasingus, vartojimo. Pastovus tie vėlavimai ir irgi dar priklauso kiek Čia jau dienų. į tą sąrašą, kaip sakant, patenki? Viskas Ar patenka, čia... taip, viskas Taip? patenka, vėlavimai, bankrotai, antstoliai, kas O dar. pavyzdžiui, PSD laikų nesumoki ir jis laiko sąskaitą. Ne, nu, tai irgi tai matosi, areštas sąskaitos matosi, inkaso, kai Taip. išrašo, tai matosi, irgi klausimai gali būti, bet priklauso nuo dažnumo, kaip dažnai, nes kredito istorija gali būti iš tikrųjų bloga, bet kartais galima argumentuotai padaryti pristatymą ir bankas žiūrės kitaip, nes yra tam tikri dalykai, stop faktoriai, vat nežinau, bankrotas, kur nepraėjo metai laiko, bet ne visiems. Unijos, sakysim, gali finansuoti, bankams, sakysim, ne. Tai yra stop faktoriai tam tikrom kredito įstaigom, kitom tai gali būti ne stop faktorius. Aišku, gadinti kredito istoriją nereikia specialiai, bet vat, kas dabar dar labai girdėta, kad žmonės skundžiasi, kai prasidėjo refinansavimai, visi pradėjo kreiptis į bankus ir pradėjo gadintis kredito istoriją dėl to, kad žmogus pasikreipė iš karto kelis bankus. Į tą nesąmonę nekreipčiau dėmesį. Tikrai. Aš tai negirdėjau, bet ta prasme, čia blogai? Jo, čia žmonės Facebook'e visur daug buvo straipsnių ir ne tik Facebook'e ir Delfi, kad kredito reitingas. Nereikia taip parintis dėl kredito reitingo. Yra tam tikrai svarbus dalykai, bet, sakysim, jeigu klientas pasikreipia į visus bankus ir jam, ten nežinau, kreditinfo jų metodikos paskaičiavo, kad dabar jo reitingas blogesnis dėl to, kad jis pasikreipia į kelis bankus, tai gali turėti įtakos, jeigu klientas daug laiko bando eiti per bankus, pildo, negauna. Tai čia, sakysim, toks klaustukas, tai reiškia, visą laiką atsako, kažkas negerai, atsisako, kažkas negerai ir, čia, sakysim, būtų logiška pabloginti jam tą reitingą, bet kai žmogus vienu metu eina per visus bankus tam, kad išdėrėti savo geresnės sąlygas, bloginti jam reitingą kreditą, mano akimis tai yra nesąmonė. Tai va, kiek naudingos informacijos gavome. Tai jeigu, kaip ir sakau, turite klausimų, tai drąsiai kreipkitės į Sergejaus įmonę, į Sergejų ir tikrai jums padės. Ir negadinkit savo kredito istorijos.